FM99. Druskininkuose 97,2 MHz dažnių. Labas. Man patinka. Gero kelio. Gero saugaus kelio linkime visiems skubantiems artimiausiamis dienomis. Lietaus bus mažiau, anticiklonas karaliauja virš Lietuvos, bet šiandien, trečiadienio vakaras, skubėdami stebėti dalinio saulės užtemimo, būkite atsargus. Automobilio eismas gali būti intensyvus. Kalbant apie apribojimus, Dainų slėnyje rugpjūčio 14 dieną nuo 18 valandos iki rugpjūčio 15 valandos nakties bus stabdomas transporto priemonių eismas Alytaus Dainų slėnio automobilių stovėjimo aikštelėje. Čia organizuojamas renginys, kurio metu žiūrovai filmą galės stebėti neišlipdami iš savo automobilių. Na ir Alytuje ir daugelį šalies vietų remonto darbai. Tikėkime, jog jie bent jau pajudės iki rugsėjo 1 dienos, kai eismo intensyvumas bus kur kas didesnis. Alytuje dėl vykstančių Jonino ir Putinų gatvių sankryžos rekonstrukcijos darbų laikinai sustabdyto eismo šioje sankryžoje keičiasi ir eismo tvarka Kalniškės gatvėje ties sankryža su Nauja ir Putinų gatvėmis. Pasak miesto savivaldybės sprendimas priimtas įvertinus pasikeitusius transporto srautus. Uždarius Jonino ir Putinų gatvių sankryžą gerokai padaugėjo į kairę sukančių automobilių, o tiesiai važiuojančių automobilių srautas sumažėjo. Kol bus atnaujintas eismas Jonino ir Putinų gatvių sankryžoje, galioja tokia eismo tvarka. Iš pirmos eismo juostos galima sukti į dešinę, iš antros eismo juostos važiuoti tiesiai, iš trečios ir ketvirtos eismo juostų sukti į kairę. Tad būkite atsargus ir dėmesingi. Štai tokie eismo pasikeitimai, tiems, kurie važiuoja įsijungę autopilotą, kartais sukelia papildomų problemų. Tad tikiuosi, jog jums tokių problemų neteks patirti. Kiekvieną dieną Lietuvos keliais įvairiais greičiais lekia apie 1,5 milijono automobilių. Pavyti jos gali tik radijas. Pavyti ir pradžiuginti. Net vienas kelyje. Na ir žinoma, linkint gero kelio, trumpai pažvelkime, kokia buvo praėjusi para vakar. Apie 18 val. Varėnoje Vytauto gatvėje patikrinus automobilį Škoda Octavia, kurį vairavo vyras gimęs 85 metais, pas keleivį gimusį 89 metais, rasta įtariama narkotinė medžiaga, pradėtas dabar ikiteisminis tyrimas. Sukčiai ir toliau šluoja sąskaitas. Į Marijampolės policiją kreipėsi vyras, iš kurios sąskaitos dingo 20 000 eurų. 68 metais gimęs vyras nurodė, kad Marijampolėje bankė siekdamas išsigryninti pinigus, sužinojo, kad gegužės 26 dieną nenustatyti asmenys nenustatytų būdų iš jo banko sąskaitos neteisėtai pervedė ir pasisavino 20 000 eurų. Dabar policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. Na, kaip matome, sukčiai ir toliau šluoja sąskaitas. Moterį sumušęs klaipėdietis pasipriešino policijos pareigūnams Klaipėdoje Debrecino gatvėje esančiame bute. Vėlų vakar vyras sumušė moterį, paskui sužalojo policijos pareigūnas. 73 metais gimęs vyras, kuriam nustatyta daugiau kaip 1,6 promilės girtumas, kelis kartus trenkė 95 metais gimusiai moteriai. Ji buvo taip pat neblaivi, daugiau kaip 2,5 promilės girtumas. Na, o sulaikymo metu vyras pasipriešino policijos pareigūnams ir sužalojo Klaipėdos miesto policijos pareigūnais, gydomas ambulatoriškai. Vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę, dabar pradėtas policijos tyrimas. Na, o štai Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 11 asmenų kaltinami dalyvavę nusikalstamo susivienimo veikloje neteisėtų disponavimu akcizais apmokestintomis prekėmis, tai yra cigaretėmis. Na, o bylos duomenimis nuo 24 iki 25 metų birželio šio susivienimo, nusikalstamo susivienimo nariai pagamino, įgijo laiką, gabeno ir realizavo arba turėjo tikslą realizuoti daugiau kaip 146 milijonus falsifikuotų cigarečių. Įtariama, kad dalis pagamintos produkcijos buvo realizuota ir Lietuvoje, ir kitose Europos valstybėse. Nusikalstamo susivienimo nariai Kaune esančiose pagrindinėse patalpose neteisėtai gamino ir pakavo falsifikuotas cigaretės, kurias žymėdavo žinomų prekių ženklų ženklais. Na ir jie buvo pasiskirstę vaidmenimis. Vieni asmenys organizavo, koordinavo gamybos procesą, rūpinosi gamybai naudojamos įrangos priežiūrą, kiti gamino, pakavo cigaretes. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad neteisėtai disponuotų
cigarečių vertė siekia daugiau kaip 20,5 milijono eurų. Be to gamybos patalpose rasta ir daugiau kaip 14 tonų rūkomojo tabako, dideli kiekiai supakuotų, nesupakuotų, falsifikuotų cigarečių. Na ir dabar gaujos nariams pateikti kaltinimai dėl nusikalstamo susivienijimo. Už šią veiklą griežčiausia galima bausmė laisvės atėmimas iki 15 metų. Taip pat valstybinė mokesčių inspekcija byloje pateikė daugiau kaip 16 milijonų eurų dydžio civilinį ieškinį dėl valstybei padarytos žalos atlyginimo. Dabar ši baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui. Na štai kokie kiekiai ne kontrabandinių, o tiesiog čia gaminamų cigarečių, kurios pat po to platinamos, parduodamas ir Lietuvoje, ir Europos šalyse. Na, man belieka palinkėti saugios ir ramios dienos, vairuodami būkite atidus, orai gerėja, žolinės artėja. Na ir trečiadienio vakarą neabejoju, jog daugelis iš jūsų nepraleis galimybės stebėti dalinį saulės užtemimą čia Lietuvoje. Šį šeštadienį Alytuje bagažinių turgelis. Susitikime Alytaus aerodrome nuo 9 iki 13 valandos. Kraukite atliekamus daiktus į bagažinę ir atvykite prekiauti, mainyti ar dovanoti. Registracija būtina. Susisiekite 646 00 355 arba elektroniniu paštu alytausbagažinė@gmail.com. Dalyvių mokestis 5 eurai. Atvyk į bagažinių turgelį Alytuje ir smagiai praleisk laiką. Neto vienas kelyje. Vairuodami laikykimės ne tik saugaus eismo, bet ir žmogiškumo taisyklių. Svarbios ir įdomios naujienos bei aktualijos sėdintiems už vairo. Kiekvieną darbo dieną nuo 16 valandos linkime visiems gero kelio. Man patinka vairuoti su FM 99.